Mus remia Ovoko. Švaros broliai. Dariau, tavo kaip šturmano karjera, kada jinai prasidėjo? Nuo ko? Čia šiaip įdomi visą istoriją. Tai pradžiai tai tiesiog važinėdavau su draugais visokiose orientacinėse po miestą, kur vykdavo anksčiau, ir paskui kažkaip kolega nusipirko džipą. Tai pradėjom važinėti į džipų renginius, kur irgi tokios kaip orientacinės reikėdavo, pas Sutku būdavo varžybos, sakos, tai ten kažkaip daug dalyvaudavom ir tada kolega sugalvojo išvažiuoti į perimetrą, į Extreme klasę, ir turėjo įsivažiuoti su kitu kolega kaip šturmanu, bet jisai susirgo ir man ten per keletą dienų tiesiog reikėjo apsispręsti, ar aš čia važiuoju ar ne. Nu ir pasirašiau aš šitam dalykui ir išvažiavom. Nežinau, ką ten daryti su tą knygą pradžiai, iškart 2 posūkius pravažiavom, bet paskui įsivažiavom ir kažkaip visai man ten viskas gerai gavosi. Gaila sulūžom, bet įveikėm 2/3 turbūt to viso perimetro. Nu ir taip ir baigėsi. Paskui po metų laiko turbūt man kažkas vis skirbėjo, kad čia reikia kažką su šitu daryti. Patiko. Patiko jo. Ir kažkaip varžybų metu Vaidotą Paškevičių ten sutikom ir aš jį draugus pasikviečiau Facebook'e. Ir vieną dieną jo postas Facebook'e buvo, kad ieškau šturmano kitam sezonui. Pasikarpšiu galvą, nu tai reikia bandyti, gal čia kažkas pavyks. Parašiau, sutarėm, kad važiuojam į testus. Ukmergės Trasoj dar buvo tada testai, kaip dabar pamenu, ir įsėdau į tą automobilį sportinį, su šalmais visai kiti reikalai. Ir Ukmergės Trasoj labai ten daug tų posūkiukų buvo smulkių. Išvažiavom pirmą ratą, aš jau pamečiau viską. Sustojom jau viskas, galvoju, nu, krautis daiktus ir važiuoju namo, bet Vaidas sako, žiūrėk, tu per langą nežiūri, žiūri į metrus ir sėki čia viską knygui. Nu, išvažiavom antrą ratą, jau kaip ir beveik viską teisingai pavyko susakyti. Ir viskas. Paskui nieko, daugiau jokių treniruočių neturėjom, tiesiai į varžybas išvažiavom. Ir tą sezoną perimetrą tapom Lietuvos čempionai kartu su Vaidotu Paškevičium. Tai va, tokia ta pradžia. Sudėtinga, aišku, buvo tas pirmas visas dalykas, nes Vaidotas važiavo visą laiką pirmas, nes jau prieš tai buvo turėjęs karjeroje nemažai tų važiavimų, tai turėjau gerą mokytoją, galima sakyti, kuris klaidų neatleido, tai neturėjau kur jų daryti. O kaip vėliau viskas vystėsi? Toliau sekantis sezonas su Merkiu Saukevičium, tai jisai irgi vilkas buvo visų šitų bekelės važiavimų, tai kažkaip su juo sutarėm, kad važiuosim sezoną, tai pavyko su Merkiu tada laimėti čempionų titulą, jau su kitu automobiliu. Sudėtingas irgi buvo sezonas, ten su daug įvairių niuansų, bet pavyko. Ir paskui, man rodos, buvo COVID prasidėjo reikalai, kad praleidom sezoną vieną. Tada pavyko vėl antrą vietą su Merkiu laimėti. Tada dar sugalvojau, kad klasikinį ralį noriu pabandyti. Tai pirmam sezone irgi puikiai pavyko. Tai su Renaldu Šeiniausku laimėjom antrą vietą savo klasiai. Tai tais metais šis važiavau tiek ralį, tiek perimetrą. Ir dar važiavom su Tomu Mickum, jau tada irgi pradėjom važiuoti, kad dar važiavom Lenkiją į varžybas ir Maroko. Tai žodžiu, sezonas buvo ten 12 varžybų gal. Tai kad prisirinkau patirties tais metais, tai sukaupu ir paskui jau perėjom tiesiog su Tomu Mickum važiavom rally raido didesnės jų varžybas. Na ir kartais Lietuvoje dar. Tai čia va tai ir buvo pirmoji tavo tarptautinių varžybų patirtis, teisingai, su Tomu Bagija? Taip. Tai mes išvažiavom į Breslavų ralį tada. Pirmos varžybos tokios buvo, tai sulaužėm ten techniką, nebaigėm tų varžybų, bet
bet gera buvo treniruotė, nes paskui išvažiavom į Maroką jau pamatyti pirmą kartą tų kopų. Ir kažkada tuo laiku atsirado šturmano dienoraštis, teisingai? Papasakok truputį apie tai. Jo, čia buvo tokia mintis, kad vėlgi aš kai pradėjau važiuoti su Tomu, kad nebuvo tų šturmanų Lietuvoje, su kuriais gali pasitart ar pasidalinti patirtim, nes dauguma buvo tokie, kur tiesiog laisvalaikiu su kažkuo pravažiuoja ir į tai neinvestuoja tiek daug laiko, kiek galbūt aš investavau ir domėtis ir bandyti eksperimentuoti. Tai kažkaip norėjusi tokią gal kaip bendruomenę sukurti ir vėlgi kad visi tobulėtų ir kad galbūt įrodyti, nes visi beveik kurie važiuodavo Dakarą, važiuodavo su užsieniečiais šturmanais. Tai man kažkaip labai kirbėjo, kad tai Lietuvoje mes irgi galim užauginti tą šturmanų kartą, kuri galėtų ten dalyvauti ir dalyvauti aukščiausių lygių. Tai turbūt taip ir gimė. Aš bandžiau daryti tam tikrus video ir mokymus dariau prieš varžybas, ypač kas naujokai važiuodavo į Tunisą, į Maroką, tai bandydavau pasidalinti tą patirtim ir paaiškinti, kaip ten viskas vyksta. Nes pirmą kartą išvažiavus iš tikrųjų sudėtinga ten gan yra susigaudyti, tai bent jau tos pagrindinius dalykus stengiausi ten perteikti. Breslau ralis tai yra daugiau ar mažiau vis tiek keliai. Visur yra daugiau ar mažiau keliai. Tavo pirma patirtis kopose buvo Marokas, teisingai? Taip. Kaip ten orientuotis? Kas ten buvo sunkiausia? Tai prieš Maroką turėjau konsultaciją su turbūt vieninteliu iki tol kopas mačiusiu šturmanu, Sauliumi Jurgelėnu, tai jisai man viską paaiškino, nes vėlgi ten, kai išvažiavom, tai ir navigacija buvo tie kompiuteriai, Unikai antri dar tuo metu nebuvo planšečių. Buvo dar tik tai testuojamos jos, tai vėlgi jis paaiškino, kaip čia ką reikia daryti ir kaip tose kopose realiai orientuotis. Tai kai išvažiavom, vėlgi mes važiuodavom praktiškai gale, nes Open Class važiavom, tai jau būdavo tas vėžės ištrintas, tai galbūt tas, kad tu jau pasiklys nelabai kur turi, nes kryptį matai, kurią važiuot, jeigu vėžės į tą kryptim eina, tai ir važiuoja jom. Tai paskui, aišku, su kilometrais jau tu pradedi kitaip mąstyti ir galbūt jau randi savo kelią kartais, kuris yra trumpesnis, nes dažniausiai per kopas yra vingiuojama, kartais gali kirsti tiesiai ir taip aplenkti konkurentą, pavyzdžiui. Tai su ta patirtim ir atėjo ir tie rezultatai paskui geresni. Kada tu sužinojai, kad važiuoji į Dakarą? Tai buvo likę 50 dienų turbūt iki Dakaro. Tai nesiruošiau realiai, taip jeigu atvirai sakant, tai tikrai negalvojau, kad čia šiemet pavyks. Aišku, visą laiką tas niuansas yra, kad gal kažkam prireiks to šturmano, bet nebuvau to suplanavęs, tai tiesiog nukrito šitas iš giedro dangaus. Tai dabar jau liko mažiau dienų. O ko tu tikiesi Dakare? Tai tikiuosi, kad bus sunku. Šiaip šis Dakaras, jeigu žiūrint į maršrutą, tai tikrai ypač pradžia, tai gausiu viską, kas įmanoma. Sunkiausio, tai maratonas 48 chrono, tai kur tu turi išgyventi tas 4 realiai dienas. Tai patirties tos, iš kitų varžybų iš Maroko, iš Tuniso, kur savaitę važiuoji, viskas tvarkoji. Čia 2 savaitės, tai tikrai bus sunku, tai reikia tiesiog su to susitaikyti ir tai veikti. O šiaip su Gintu manau, kad tiesiog turėsim labai gerą laiką, nes, kaip visi matot, labai fainas žmogus. Bet jūs buvot pažįstami anksčiau? Esam bendravę per varžybas Maroke, kažkur šiaip tiesiog susitikę, bet taip kažkokio artimo kontakto nelabai ir turėjom iki šiol, tai matysim. Palinkėk savo, ką nors šių metų Dakare. Tai linkiu vieno dalyko, tai finišo, nes labai to medalio norisi.
Ačiū. Mus remia Ovoko. Švaros broliai.